daugybė žmonių. Jam pagailo jų ir jis išgydė jų ligonius. Atėjus vakarui, prisiartino mokiniai ir tarė: vietovė tuščia ir jau vėlus metas, atleidž žmonės, kad nuėję į kaimus nusipirktų maisto. Jėzus atsakė: nėra reikalo jiems iš čia eiti, jūs duokite jiems valgyti. Jie atsiliepė: mes čia turime 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Jėzus tarė: atneškite man juos. Ir liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė 5 kepaliukus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Visi valgė ir pasisotino ir surinko likusius kąsnelius iš viso 12 pilnų pintinių. O valgytojų buvo apie 5000 vyrų, be moterų ir vaikų. Tuojau pat Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir pirmojo irtis į kitą krantą, kol jis atleisiąs minią. Garbė tau, Viešpatie, garbė tau. Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Šiandien vėl girdime apie stebuklą, kada išgydė žmonės, Jėzus pasotino daugybę žmonių. Atėjus vakarui prisiartino mokiniai ir pasiūlė Viešpačiui atleisti tos žmonės, kad jie nueitų į kaimus ir nusipirktų savo maisto. Bet Jėzus sako: nėra reikalo, jūs duokite jiems valgyti. Mokiniai supranta, kad jie to negali padaryti, nes jie žino, kad jie turi tik 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Vėliau ten pasakyta, kad valgančiųjų buvo apie 5000, reiškia vyrų, neskaičiuojant moterų ir vaikų. Iš tikrųjų didelė minia žmonių. Kaip bebūtų, galbūt ir čia Evangelijų knygose yra naudojamos tokios formuluotės, kaip rytuose yra įprasta ir kalbėti, ir rašyti, kada vaizdžiai pasakoma yra apie kažką labai daug. Bet kažkodėl sako, kad ne 100, ne 1000, 5000 žmonių. Kaip bebūtų, pasakyta, kad Jėzus pamatė daugybę žmonių. Minia. Pagailo tos minios. Tai jeigu jau daugybė žmonių arba minia, tai jau ne 3, ne 5 ir net ne 10 žmonių, kuriems 5 kepaliukų duonos ir 2 žuvų užtektų pasisotinti. O tai iš tikrųjų buvo minia, daugybė žmonių. Ir jie ne tik šiaip užkando truputį, bet valgydami pasisotino, sočiai pavalgė. Taigi Jėzus liepė mokiniams duoti, kad žmonėms nereiktų eiti kažkur ieškoti maisto. Ir štai, kada mokiniai atnešė jam tas duonas ir tas žuvis, Jėzus pasimetęs palaimino ir per mokinius dalijo žmonėms, padaugindamas tai, ką mokiniai turėjo su savimi, ką jie atnešė ir padėjo prie Jėzus kojų. Padaugino ir visiems užteko. Ir štai tas pasakojimas mums jeigu skirtas, o jeigu jisai užrašytas Evangelijų knygose, reiškia skirtas visiems krikščionims, visiems mokiniams, ne tik sužinoti apie skanius pietus, kurios, ar ten vakarienė, kurio pavaišino Jėzus susirinkusių žmonės, tą didelę daugybę
Bet čia užrašytas stebuklas, kuris mums ir šiandien krikščionims pasako apie tai, kad mes, jo mokiniai, esame raginami duoti maisto tiems, kuriems jo reikia. Ir štai kiekvienas iš mūsų suprantam, o ką mes turim, o ką aš galiu duoti. Kiek aš ten turiu kažkokiu tai talentu. Kalbame čia ne tik apie maistą, tokį kūnišką, bet ir dvasinį maistą. Ir tai pasakyta ne tik apaštalams, bet ir mums. Taigi, ką aš galiu duoti? Ir štai tada vėl susimastom, tai o per tiek laiko būdamas krikščionimi aš pats kažką gavau iš Viešpaties. Žinoma, gavau. Bet ar pasinaudojau tuo? Ar priėmiau tą dovaną? Ar mano krikščioniško gyvenimo tas metas, laikotarpis nuėjo per nieką? Ir aš beklausydamas Jėzaus, gilindamasis į Šventąjį Raštą, dalyvaudamas pamaldose, gyvendamas pagal kiek man išeina, bet aš labai trokštu, pagal Dievo įsakymus, tai ar aš kažką tai įgijau, ar aš pasikeičiau, ar aš galiu ir kitam kažką duoti. Ir žinoma, kiekvienas mūsų iš to kuklumo lyg ir norėtume pasakyti, bet tai ne, ašgi man pačiam dar reikia išsigelbėti, man pačiam dar visko trūksta, kad Dievas manęs pasigailėtų. Bet kita vertus, juk Dievas duoda per mus. Ir štai tas kuklias dovanas, tas 5 duonas ir 2 žuvis, jeigu mes tikrai sakytume Viešpatie, taigi tu man čia davei, tu man dovanojai, ačiū tau, ir štai aš dalinuosi. Ir jeigu padėtume prie jokų, jis padaugintų taip, kad užtektų ir kitam, ir dvasinį pelną, ir ne tik. Čia vėl šitas pavyzdys yra mums papasakotas, perduotas, duotas, kad mes taip pat suprastume, jog būna mūsų paprašo maldos. Pasimelsk už mane. Gerai, pasimelsiu. Bet Dievas nori, kad tai, ko prašoma maldoje, ta intencija, kurios žmogus trokšta, nori ir per mus prašo, tu Dievą melsk už mane, nes man tarkim sunku, ar ten dar kažkas atsitiko, arba padėkok Dievui, man taip gera yra. Padėkok Dievui, pasimelsk už mane, kad aš išvykčiau tos džiugus, mokėčiau atsilyginti, padėkoti Dievui. Tai štai, kada per mus ta intencija eina, Dievas nori, kad tai ir įvyktų. Ir Dievas veikia per savo mokinius. Čiagi pasakytų, jog jisai palaimino tas duonas ir žuvis, davė mokiniams, o mokiniai dalijo žmonėms. Taigi, kada mes meldžiamės, Viešpatie, padėk tam žmogui, padėk mano draugui, padėk mano artimui, padėk mano kaimynui, palaiminti jį. Tai Dievas ir nori, kad tas palaiminimas ateitų ir per mus, per tuos gerus darbus, kuriuos mes galbūt patys turėtume iš tų savo kuklių pajėgų, kuklių jėgų, tų kelių kepalėlių duonos ir 2 žuvų tikrai neužtektų. Bet jeigu su Dievu, jeigu jo prašom, tai jis padaugins taip, kad per mus ir veiks Dievas. Štai koks tas pavyzdys yra. Mes turėtume būti tais mokiniais, per kuriuos Dievas dalyja duoną, žuvį ir visą kitą, ko reikia, ir palaiminimą, ir malonę savo, ir visą kitą per mus dalyja. Taigi būkime tokie mokiniai, kurie ne šiaip tik tai savo prašom, na ir
nežinia ar gavom, nežinia net ar norim kažką gauti savo paties išganimą. Bet dar pasirodo, ne tik turim galimybę, bet ir esam raginami dalintis su kitais. O tomis kukliomis kažkuo tai, ką turim, ką Dievas mūsų apdovanoja, ką Dievas mums suteikia. Ir tikrai tas pasitikėjimas turėtų būti Dievu. Jeigu tu veiki, jeigu tu laimini, net ir mano rankomis, tai tikrai to užteks ir kitiems, ne tik man. Štai lygiai taip pat tokią simboliką, tokią žinią neša ir tie kunigo rankovo galimybiai, kuriuos liturgijos metu ir kitų pamaldų metu kunigas užsideda ant rankų, ant riešų. Ką jie reiškia? Aš užsidedu tuos rankogalius su kryžiaus ženklu ir juos taip užrišu, tokią virvutę specialią. Mano kaip žmogaus rankos čia nieko dėtos. Dabar ne aš kaip žmogus, o Dievas veikia. Ir per tas kukles rankas tik žmogaus nusidėjėlių, bet per šitas rankas Dievas veikia. Ne žmogus, o Dievas. Nes kaip žmogaus rankos suriškus. Čia ta žinia yra. Ir štai šiandien liturgijos metu duona ir vynas taps kūnu ir krauju. Šventosios dvasios veikimo dėka, bet ženklai visokie. Kryžiaus ženklas, kitokie judesiai liturgijos metu bus matomi va šitų nuodėmingų žmogaus rankų, bet veikia Dievas. Taigi ir čia tas pats. Dievas, jeigu veikia, tai mūsų tos paprastos, niekuo nesiskiriančios, o kita vertus ir blogesnės rankos negu daugybės kitų žmonių, gali būti Dievo malonės ir Dievo palaiminimo laimininkėmis.